Nu ką kaimieti, įkalam alaus? Aš alaus nevartoju. Tai įkalam bent jau nealkoholinio. Aš negeriu alaus jokio. Tolumoje laužo liepsnos susilieja. Tai davai tada alkoholinį. Aš alaus negeriu, aš mažsiai smėrda, einais nahui. Aš baltos gėręs, aš ir taip negeriu. Baltos? A tai kada paskutinį kartą gėręs? Vodkės aš gėręs, tik sakau, pernai metais gėriau, po 11 metų. Pernai vienas iki, 2 sykius. Aš Vladimirą Putiną matęs per 10 metų, 3 sykius. Ir man viskas poch. Nu tai va, ta proga, kad senai gėriai. Davai alaus įkalam. Aš negeriu, supranti. Sakai va. Nevartoju narkotikų. Šniosim sakų. Dieve, tu padėk, aš prieš narkotikus esu. Petrai, sakai ne narkotikai. Vytai, a tu durnas rimtai šniosi sakus? Petrai, davai atidarysiu tau alaus. Man alaus ten vienas šalia buvo atsidaręs. Aš kurva čiut neapsivėmiau. Ką pavalgęs buvau, čiut neišvėmiau. Tunačiu. Jėzus, tai raugas, baisalinis šlykštynė, ten viešpatie Dieve. Tai negersim. Negeriu, aš sakau, aš jeigu gerintis būčiau, tai su jumis aš nesėdėčiau. Būčiau kiekvieną dieną. Būčiau kiekvieną dieną pėdės, aš nevartojantis žmogus. Petrai, o tai kuo alus yra blogai? Alus atima didelį dalį žmogaus sveikatą. Tai kad ir maistas labai daug sveikatos nedadeda. Tu gauni alkoholio, tu gauni estanenciją, apsineši ir tau atrodo viskas gerai. Bet pirmas dalykas, ką alus kenkia, tai seksualinių dalykų. Tai viskas. Neaišku, kaip čia tolimoje ateityje bus. Tu negali moters patenkinti. Nukanda. Kai geri alų nuolat, tai tu ir moters nepatenkinsi. Nuo visų ligų myžalai, nuo išgydės, blek, myžalai. Tai va čia yra pas tai bėda didžiulį. Vytai, a tu nepamiršai, kad tau daktaras sakė? Valgyk vietoj smetoną, taip įstovės. Tai va yra vienas pliusas, kad pas mane visos problemos tvarkoja.